širdis plaks oranžinė viltim, susigynę broliai už medžių, švęsim pergalę, aš vėl jaučiu. Į Kėdainius atvykusius Gargždų Bangos sirgalius pergalės jausmas apgavo. LFF pirmos lygos antrajame ture Kėdainių Nevėžis namuose 1-0 pranoko Bangą. Pirmoje rungtynių dalyje abiems komandoms sunkiai sekėsi susikurti progas. Pirmą ir vienintelį įvartį 18 minutę galvą pelnė Tadas Markevičius, išvedęs Nevėžį į priekį 1-0. Antrajame kėlinyje gargždiškiai kiek suaktyvino puolimą, tačiau išlyginti rezultato jiems nepavyko. Rezultatai kol kas džiugina iš tikrųjų tai, kad mes, aišku, iškovojom 3 taškus, bet visų pirma dar ir neprasileidėm įvarčio. Tai labai džiugina tai. Tai yra sakykime, solidžios, brandžios komandos bruožas. Praleisti įvarčio ir sugebėti jį pelnyti. Tai tuo ko gero labiausiai džiaugiuosi. Pirmas kėlinys buvo silpnesnis už antrą, nežinau, ar čia po įvarčio Kėdainių Nevėžis truputį atsitraukė, atgal ir davė mums daugiau erdvės aikštėje. Ir manau, kad mes truputį labiau sujudėjom fiziškai, gal truputį geriau šiandieną stovėjom, turbūt dėl to taip ir gavosi viskas. Šiandien buvo be abejo žymiai stipresnis, tai tikrai yra labai gera komanda, Gargždų Banga. Kai jie įsibėgės, įgaus sportinę formą geresnę, nes manau, jie truputėlį vėliau pradėjo ruoštis čempionatui, jie tikrai demonstruos dar geresnį žaidimą, manau. Ir pergalė čia mums yra, sakykime, tokia labai vertinga. Tiek emocinių atžvilgių, tiek, aišku, taškų atžvilgių. Po 2 turų Kėdainių futbolininkai su 2 pergalėmis yra pirmosios lygos vietoje. Kėdainiai tai yra vieni iš favoritų šiais metais pirmoje lygoje ir laukia labai sunkios varžybos ir šiandien aš pamačiau tą aikštę iš tikrųjų. Bet aš, kaip sakyti, pralaimėjom, aišku, skaudu, bet nenusivyliau savo komandą ir matau didelį potencialą ir iš tikrųjų mes kilsime viršų. Kitas rungtynes Nevėžis žais namuose balandžio 10 dieną su Palangos komanda.